Kodėl šitą temą pasirinkau? Iš tiesų niekada šitą temą nesu kalbėjusi, bet paskutinius metus tikrai visi girdėjote žiniasklaidoje nemažai informacijos apie išplatintas įvairiausias obligacijų emisijas. Ir jų buvo išplatinta pernai metais, čia buvo 23 metai, virš 100 milijonų eurų. Tai reiškia, įmonės skolinosi savo verslų plėtrai ar įvairiausiams projektams, ir tai yra tikrai, tikrai didelė apimtis. O jeigu paimtumėm sutelktinį finansavimą, apimtis yra labai panaši, gal netgi ir didesnė, paėmus visas platformas. Ir iš tiesų, kodėl man kilo šita tema, nes aš nuoširdžiai manau, kad sutelktinis finansavimas ir obligacijos yra labai labai panašus dalykas. Ir praktiškai tas pats. O pats sutelktinis finansavimas, tai galbūt netgi ir yra nauja obligacijų forma. Tai pradėkime dabar nuo teorijos ir žengsime gilyn ir bandysime kartu su jumis palyginti, kuogi skiriasi obligacijos nuo sutelktinio finansavimo. Tikiu, kad kai kurie iš jūsų jau žinote, kas yra sutelktinis finansavimas. Sutelktinio finansavimo pirmosios platformos Lietuvoje atsirado 2014 metais, tai jau beveik 10 metų, pasaulyje atsirado 2008-2009 metais. Tai dar nėra visiškai toks 100 metų skaičiuojantis investavimo įrankis, tačiau technologinis investavimo įrankis, kuris suteikia galimybę kiekvienam investuoti. Tai sutelktinio finansavimo teorinė prasme tai yra toks pinigų rinkimo būdas, kai jas sutelkia daug žmonių. Daug žmonių ar netgi įmonių. Ir principas tai leisti žmonėms nedidelėmis sumomis skolinti, investuoti savo pinigus pasirinktų projekto ar idėjų gyvendinimui. Kodėl skolinti arba investuoti? Nes tai yra du skirtingi dalykai ir pačios sutelktinio finansavimo rūšis, kurias būtų galima įvardinti, yra 4. Tai yra skolinimo sutelktinis finansavimas, angliškai debt crowdfunding. Tai yra finansavimo rūšis, kai investuotojai, daug investuotojų skolina pinigus. Skolina pinigus verslams, žmonėms, verslo idėjoms įgyvendinti ar įvairiausiams projektams ir už skolą skolintojas moka palūkanas. Antroji rūšis tai yra nuosavybės sutelktinis finansavimas, kitaip equity crowdfunding, kuomet yra investuojama į nuosavybę, į akcijas. Ir reiškia tikimasi gauti grąžą iš pelno. Bet tuo pačiu yra ir rizika, jeigu to pelno nebus ar bus nuostolis, taipogi teks juo pasidalinti, nes skolos atveju jūs paskolinate ir aišku žinote, kokias palūkanas gausit. Atlygio sutelktinis finansavimas, kuomet už investavimą dažniausiai gaunamas ne finansinis atlygis, ne pelnas, ne palūkanos, o kokia nors paslauga arba produktas. Vienas tokių žinomesnių Lietuvoje atlygio sutelktinio finansavimo variantų buvo per Indiegogo, vieną pirmųjų platformų pasaulyje, išplatinta Kalinkino kampanija Play Pants, kuomet žmonės investavo į verslo idėją, į džinsus tokius labai labai žaismingus ir mainais gaudavo ne grąžą, ne pelną, o gaudavo džinsus. Ir donation crowdfunding arba aukojimo crowdfundingas tai yra pats turbūt žinomiausias, seniausias sutelktinio finansavimo rūšis, kuomet žmonės telkia pinigus įvairiems aukojimo tikslams. Aukok LT ir kiti įvairiausi Blue Yellow fondai. Tai yra būtent, kai žmonės sutelkia nedidelės pinigų sumas, 2, 5, 10 eurų ir geriems darbams, geriems tikslams tuos pinigus tiesiog aukoja. Taip, kaip veikia sutelktinis finansavimas? Principas yra labai paprastas. Pati sutelktinio finansavimo platforma tai yra tiesiog internetinis puslapis, taip, iš vartotojo pusės žiūrint, kuriame vartotojas gali prisijungti ir pasirinkti projektą, verslo idėją, į kurį gali investuoti. Tai aš galbūt daugiau kalbėsiu visoje prezentacijoje būtent apie mūsų platformą Profitus, nes būtent jos pagrindinį veikimo principą ir mechanizmus puikiai išmanau. Tai kaip viskas prasideda? Reiškia, ateina verslas, kuriam reikia finansavimo. Kadangi mūsų platformoje didžiausia verslų dalis sudaro nekilnojamo turto vystytojai, yra skolinama su nekilnojamo turto įkeitimu, tai dažniausiai ateina verslas, kuris sako, aš noriu pastatyti verslo centrą, arba noriu pastatyti daugiabutį, arba noriu nupirkti ir išvystyti šitą projektą. Ir man reikia pinigų. Tuomet platforma
paima tokį verslą ir jį išanalizuoja, išnarsto po kaulelį. Išanalizuoja verslo planą, išanalizuoja turto įkeičiamo vertę, išanalizuoja akcininkus, išanalizuoja, kiek pinigų pats verslas jau įdėjo ar ketina įdėti, koks bus pinigų jų pačių šaltinis, iš kur jie tas pinigus gauna. Ir tada įvertinus projektą, po projektui priskiriamas tam tikras reitingas ir jis yra patalpinamas į platformą. Ir tuomet investuotojai, tie, kurie yra prisijungę prie platformos, turi galimybę susipažinti su naujais projektais ir investuoti nuo 100 eurų į pasirinktą projektą. To negalima vadinti investavimu į nekilnojamąjį turtą. Tai yra skola. Būtent mūsų platformoje, tai yra kaip iš tų rūšių, kur prieš tai aš jums įvardinau, tai yra skolinimo sutelktinis finansavimas, kada tiesiog jūs skolinate pinigus verslui už sutartas palūkanas. Tai palūkanos svyruoja nuo 8 iki 12% priklausomai nuo projekto rizikingumo. Ir kiekvienas gali pasirinkti, į kokį projektą nori investuoti. Pagal rizikos reitingą, pagal miestą, pagal sumą, o pati investicija prasideda nuo 100 eurų. Tai yra žmonių, kurie investuoja 100 eurų, yra kas investuoja 100 000 eurų į projektus, bet taipogi investuoja ir įmonės. Bet labai dažnai pastebiu ir ką norėjau šiame seminare pabrėžti ir kiekvienam, kad dažnai yra painiojama peer-to-peer arba tarpusavio skolinimo platformos nuo sutelktinio finansavimo platformų. Ir pagrindinis skirtumas, kad tarpusavio skolinimo platformos modelis tai yra, kai žmonės skolina žmonėms ir jis paremtas vartojimo paskolomis. Tai nėra verslo paskolos, tai yra vartojimo paskolos. Tai reiškia, jeigu skolinate 10 eurų tam žmogui, tai yra pagrinde vartojimo paskola. Ir yra visiškai kitas įstatyminis reguliavimas. Taipogi Lietuvos bankas prižiūri tiek tarpusavio skolinimo platformas, tiek sutelktinio finansavimo platformas, tačiau jos veikia pagal skirtingus įstatymus. Tarpusavio skolinimas veikia pagal vartojimo kreditų įstatymą, o sutelktinio finansavimo platformas veikia pagal sutelktinio finansavimo Europinę direktyvą, nes reguliavimas visai neseniai pasikeitė lapkričio mėnesį ir dabar visose ES šalyse reguliavimas yra vienodas. O sutelktinis finansavimas yra būdas sutelkti pinigus iš žmonių ar įmonių kitoms įmonėms, jų projektams, idėjoms ar verslo plėtrai. Tai štai toksai skirtumas, ką reikėtų atskirti ir aš, aišku, šiandien įvardinsiu visas platformas, tiek sutelktinio finansavimo, tiek peer-to-peer, tarpusavio skolinimo. Tai pagrindinės Lietuvoje veikiančios peer-to-peer platformos, tarpusavio skolinimo platformos yra Savi, Paskolų klubas ir Finbi. O veikiančios sutelktinio finansavimo platformos pagrindinės ir didžiausias tai būtų Profitus, Rangent, Let's Invest, Inrento, State Guru, Northstreet, Happy Finance. Ir čia galima truputį apie jas pakalbėti, nes jos turi savo tam tikras sritis. Tai Profitus, Rangent, Let's Invest, State Guru, Northstreet daugiau yra orientuotos ir Inrento į nekilnojamo turto paskolas, tai reiškia, kur yra investuojama su nekilnojamo turto užstatu. O pavyzdžiui, Heavy Finance yra susijęs su žemės ūkiu, tai yra paskolos ūkininkams. Greenit tai yra žalios paskolos, taipogi Finbi ir Savi, nors jūs kaip matėt, jos yra ir tarpusavio skolinimo platformų sąraše, bet jos taipogi turi ir paskolas verslui. Tai reiškia, žmonės gali investuoti per šitas platformas ir į verslą. Ir dar viena nauja platforma, Be My Bond, kuri siūlo investuoti į obligacijas, kur šiandien mes netgi irgi labai turime atitinka į mūsų temą. Dar šitą platformą tik pradėjusi savo veiklą, tačiau irgi atkreipčiau dėmesį pasidomėti, nes visgi pagrindinė investavimo taisyklė diversifikacija, tai reiškia, turite pasirinkti nebūtinai vieną platformą, galite pasirinkti kelias platformas ir investuoti per kelias platformas. Kaip išnaudoti sutelktinio finansavimo privalumus ir išvengti rizikų? Tai aišku, čia jau būtų mano asmeninės rekomendacijos. Pirmiausia, pasirinkti platformą. Aš jums įvardinau platformas, kurios yra prižiūrimos Lietuvos banko ir tai yra iš tiesų labai svarbu pirmiausia įsitikinti, kad platforma būtų prižiūrima Centrinio banko. Tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalise, nes ne tik Lietuvoje veikia platformos veikia visoje Europoje. Tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Vokietijoje ir taip toliau. Ir dabar yra būtent, kalbant apie sutelktinį finansavimą, Europinė direktyva ir jos visos veikia pagal vieną įstatymą. Na, o aišku, lengviausiai suprantama, tai būtų rinktis savo šalyje veikiančią platformą ir reikia rinktis gerai žinomą, reguliuojamą sutelktinio finansavimo platformą, pasižiūrėti platformos istorinius duomenis, kiek pinigų buvo sufinansuota per platformą, kiek projektų buvo sufinansuota per platformą, ar platforma neturi kokių nors nuobaudų.
Visą tai galite patikrinti Lietuvos banko puslapyje ir netgi jeigu kažkas jums siūlo investuoti per kažkokią platformą, kur pavadinimas jums nepažįstamas, užeikite į Lietuvos banko puslapį ir pasitikrinti, ar tokia platforma turi licenciją veikti ir siūlyti investavimo paslaugas. Antras dalykas, kaip ir kalbėjau, tai pagrindinė taisyklė nelaikyti visų kiaušinių viename krepšyje, tai yra diversifikacija. Tai jūs, kadangi platformos suteikia galimybę investuoti nedidelės pinigų sumas, tai ir pakeitė, kalbant būtent investicijas į nekilnojamą į turtą, kad anksčiau, kad žmonės investuotų į nekilnojamą į turtą, reikėjo gana didelės sumos. Arba tai buvo didelių dėdžių ir fondų investavimo rūšis, kur jie investuoja. Tai šiai dienai telktinio finansavimo platformos suteikia galimybę į nekilnojamo turto projektus žmonėms investuoti nedidelės sumas nuo 50–100 eurų. Ir tai leidžia jums diversifikuoti savo turimą portfelį. Jūs galite pasirinkti kelis projektus keliuose skirtingose miestuose, skirtingo rizikos reitingo. Jūs patys priimate investicinius sprendimus. Lygiai taip pat diversifikuoti galite ir per skirtingas platformas. Ir pirmai pradžiai reikėtų pasidaryti kruopštų tyrimą. Paanalizuoti projektą, paanalizuoti, kas vysto tą projektą. Komanda netgi ne tik projekto, bet ir platformos. Ar su jumis, jeigu turėsite klausimų, bendraus, ar yra client supportas, ar turėsite į ką pasikreipti, ar yra fizinis ofisas, tokie labai paprasti dalykai ir tada pradėti daryti savo pirmasias investicijas. O kaip tai pradėti daryti, mes kalbėsim prezentacijos pabaigoje tiek apie obligacijas, tiek apie sutelktinį finansavimą, jeigu dar jo esate neišbandę. Tai primenu, jeigu turit kokių klausimų, tai klauskit, drąsiai, nebijokit, o Aurimai, tu, jeigu yra klausimų, gali mane pertraukti ir atsakysiu į tos klausimus. Jeigu turėsi atsakymą, aišku. Vienas, kaip tik, Viktorija ir buvo, nežinau, ar tu vėliau pasakosi apie jį ar ne, bet Pranas klausė. Investicijų užtikrimo priemonės, kai investuojama ne į NT projektus ir nėra NT keitimo. Kokie skirtumai sutelktinėme finansavime ir obligacijose? Kurioje priemonėje investuotojas turi daugiau teisų ir saugumo. Nežinau, ar ateityje, ar toliau. Iš tiesų, tai yra toksai gana platus klausimas. Šiaip kalbėsiu apie tai, bet pavyzdžiui, paimkim skirtingas platformas. Mūsų platforma Profitus. Tai kiekvienos paskolos atveju, tiesiog tokia yra mūsų strategija platformos. Yra užstatas nekilnojamasis turtas. Pavyzdžiui, investuojant savy platformoje, ten yra verslo paskolos plius minus iki 50 000, gali būti 10 000, tai yra smulkiems verslams, kur jie analizuoja daugiau mažiau verslo rodiklius, bet nėra įkeičiamas kietas užstatas. Kietas užstatas, tai aš vadinu nekilnojamas turtas arba, sakykime, koks nors daiktas, kaip heavy finance traktorius, ar ne? Tada tokiu atveju investuotojas turi užstatą akcijas, kaip pavyzdys, arba akcininko laidavimą. Tai irgi yra užstatai, bet jie nėra tokie kieti ir taip lengvai išieškomi, kaip pavyzdžiui iš pirminės hipotekos. Tai čia yra tas skirtumas, kad visgi aš vertinčiau tai kaip didesnė rizika, dėl to tikėtis reikėtų didesnės grąžos. Ir tai yra normalu, jeigu jūs matote didesnę grąžą, tai yra normalu, kad bus šiek tiek didesnė rizika. Net ir mūsų platformai mes turim kelis skirtingus produktus, investavimą į pirminės hipotekos paskolą ir antrinės hipotekos paskolą. Tai grąža ir skiriasi, kur rizika skiriasi. Kita klausimo dalis buvo skirtumas nuo obligacijų, tai obligacijos irgi lygiai taip pat gali turėti, aš apie tipus irgi jų pasakusiu, gali turėti kietą užstatą nekilnojamą turtą, arba gali turėti akcijas ir aš netgi 2 pavyzdžius jums pateiksiu. Tai galėsim netgi detaliau šiek tiek apie tai ir padiskutuoti. Tai tikiuosi trumpai atsakiau ir keliam tada toliau, nes laiko turim nedaug, aš tikrai galvau, kad neišsiplėsiu, bet išsiplečiu. Tai dabar kas yra obligacijos ir kodėlgi man kilo mintis daryti seminarą apie obligacijas ir sutelktinį finansavimą. Visgi obligacija tai yra ta pati skola, tik tai turi vertybinio popieriaus statusą. Viskas labai paprasta. Šioje vietoje vėl yra verslas arba netgi šiuo atveju valstybė ir iš kitos pusės yra investuotojai. Ir valstybė arba privati įmonė išleidžia obligacijas, tai reiškia, jinai skolinasi pinigus iš investuotojų, kurie nusiperka obligacijas. Ir mainais gauna grąžą. Tai jeigu paskolos atveju tai yra palūkanos, o obligacijų atveju tai yra kuponas arba kitaip obligacijos atkarpa. Kodėl labai dažnai obligacijos grąža vadinama kuponu? Tai čia tikrai... Galbūt esate girdėję, gal ne, bet obligacijos yra tikrai senas įrankis, kaip skolinti pinigus verslams. Ir obligacijos būdavo popierinės ir turėdavo tokius kuponus.
Ir tada kiekvieną kartą, kai ateidavo kupono terminas, jį investuotojas nusikirdavo ir išsiųsdavo emitentui. Emitentas tas, kuris skolinasi. Tai mes apie terminus šiandien irgi šiek tiek pasikalbėsim. Ir tada mainais gaudavo savo atlygį. Tai terminas kuponas išliko, tik tai dabar viskas daug paprasčiau, investuotojas gauna pavedimą į savo banko sąskaitą. Dabar kokios yra obligacijų rūšys? Kaip kalbėjome apie sutelktinį finansavimą, kad yra 4 rūšys. Obligacijų rūšys gali būti skirdamas irgi pagal 4 skirtingus principus. Tai pirmasis pagal kilmę. Pagal kilmę tai yra valstybinės obligacijos, gali būti savivaldybių taipogi obligacijos, jos priskiriamas tai pačiai kategorijai. Tai pavyzdžiui, JAV obligacijos, Vokietijos obligacijos, Lietuvos obligacijos, Lietuva kaip valstybė taip pat leidžia obligacijas, tai reiškia skolinasi iš žmonių, arba privačių įmonių obligacijos. Tai taip kaip ir sutelktinė finansavimo platforma, skolinasi verslai, įmonės, tai lygiai taip pat, čianais įmonės leidžia obligaciją, tai skolinasi pinigus. Pagal apdraudimą, tai vat kaip ir klausimas, Prano man regis buvo, apdraustos obligacijos arba neapdraustos obligacijos. Tai apdraustos obligacijos bus su užstatu, neapdraustos obligacijos bus be užstato, kieto užstato. Pagal pajamų būdą tai gali būti fiksuotos palūkanų obligacijos, tai lygiai taip pat kaip per sutelktinę finansavimo platformą, reiškia, tu gausi 10%, tai yra obligacijų kuponas 10%. Kintančių palūkanų obligacijos, tai vat netgi ir pavyzdyje bus, pavyzdžiui, numatyta 6% plus Euribor. Tai reiškia, jinai kintant Euriborui. Pajamų obligacijos, kuomet dalina investuotojams tam tikrą kiekį pajamų, jeigu tų pajamų nebuvo numatytų, tai didesnė rizika. Ir nulinio kupono obligacijos. Tai reiškia, kad tokio kaip kupono ir pažadėtos grąžos nėra, bet yra nominalas 1000, o jūs ją perkate už 700 eurų. Tai jinai neturės kupono, bet išperkama bus už didesnę sumą. Ir pagal išpirkimo terminą, tai obligacijos gali būti iki pareikalavimo, tai reiškia, kad jas gali iš jūsų išpirkti, kada pareikalauja, neterminuotos obligacijos ir terminuotos obligacijos. Tai visgi labiausiai populiarus yra terminuoto obligacijų rūšis, kada žinote, kuriam laikui skolinate, ar 12 mėnesių, ar 24 mėnesiams, bet taipogi gali būti ir 10, ir 12 metų obligacijos, ir 30 metų obligacijos. Tai čia jau kiekvienas pasirenka, kokiam terminui nori investuoti. Dabar kas leidžia tas obligacijas? Tai kaip aš jau ir užsiminiau, tas terminas yra emitentas. Išleidėjas, ta įmonė ar valstybė ar savivaldybė, kuris skolinasi pinigus. O platintojai yra bankai, finansų makleriai arba tarpininkai. Tai aš taipogi prezentacijos pabaigoje pagrindinius jums surašiau, kad galėtumėte po šios prezentacijos galbūt žengti tą patį savo pirmąjį žingsnį ir pradėti investuoti. Aurimai, matau tave, reiškia, turim klausimą. Jo, vienas toks klausimas, kaip tik, kas su platinimu yra susiję, tai Jūli klausė, ar profitus planuoja platinti obligacijas? Ne tik, kad planuoja, bet mes jau esame išplatinę obligacijas. Okay. Tai buvo Lords CLB, vienos didžiausių fondų valdymo įmonių Lietuvoje, išplatintos įmonės UAB Orkela obligacijų dalis. Ir tai buvo projektas Vasario 16-osios gatvėje prie Baltojo tilto, jeigu žinot, kur vysto. Ir mūsų investuotojai turėjo galimybę įsigyti obligacijas. Pačią pagrindinę misiją platino iš pradžių vieni platintojai, Orionai, paskui perėmė Šiaulių bankas ir galiausiai ir mes tame tarpe taip pat dalyvavom irgi kaip partneriai, per kuriuos buvo platinamos obligacijos. Bet kadangi aš manau, kaip ir sakiau, kad tai yra tas pats, tik obligacijos yra šiek tiek sudėtingesnis dalykas, nes reikia vertybinių popierių sąskaitos, reikia banko arba finansų makleriai įmonės, kad apskaitytų visas tas obligacijas. Su skola yra šiek tiek paprasčiau ir aš tikiu, kad ateitis daugiau paprastai skolai platinamai per sutelktinę finansavimo platformą. Nes anksčiau tiesiog nebuvo galimybės paprastiems žmonėms skolinti, tik tai perkant obligacijas. O dabar atsirado ir tapo reguliuojamas Europos Sąjungos lygmeniu. Amerikoje taip pat yra, bet mes kalbam apie mūsų teritoriją. Reguliuojamas, prižiūrimas instrumentas, kuris yra daug paprastesnis. Taigi technologijos juda į priekį ir netgi atsiradusi Be My Bond platforma, tai rodo, kad jinai būtent tik obligacijas leis. Tai galbūt tai bus obligacijas tiek su užstatu, tiek be užstato, tiek nekilnojamo turto plėtrai, tiek saulės baterijoms, ar ten vėjo jėgainėms, ar dar kitokiems verslams,
tiesiog paprastiems prekybiniams verslams apyvartinėms lėšoms. Tai tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Tai mes ne tik, kad planuojame, bet jau esame jų išleidę ir ateityje tikrai manom, kad turėsime šitą produktą taip pat. Kas svarbu žinoti prieš investuojant į obligacijas? Tai čia aš surašiau tokias gal pagrindinės rizikas, bet esmė, kad portfelyje, sudarant savo investavimo strategiją ir savo portfelį, dažnai yra sakoma, kad tam tikra dalis turi būti obligacijos, nes obligacijos yra saugi investicija. Taip, saugi investicija, apskritai visos investicijos yra susijusios su rizika ir jūs turite tikimybę prarasti savo pinigus. Ta reikia suprasti ir tą vedant visus mokymus turiu paminėti, kad visas investavimas yra susijęs su rizika, nes jūs gaunate grąžą. Tačiau yra sakoma investuoti į akcijas arba obligacijas. Tai toks pagrindinis terminas. Ir investuoti į akcijas yra rizikingiau, bet grąža didesnė, o investuoti į obligacijas yra saugiau, bet grąža mažesnė. Natūralu. Ir čia, aišku, priklauso nuo amžiaus, kokią dalį procentaliai jūsų investicinio pyrago turi sudaryti obligacijos, kiek turi sudaryti akcijos. Bet skirtumas yra tas, kad kai aš investuoju į akcijas, tai aš tikiuosi gauti pelno dalį. Jeigu nėra pelno, nieko negaunu. Jeigu yra pelnas, mokami dividendai arba akcija parduodama brangiau. Kada aš investuoju obligacijas, aš skolinu pinigus. Ir kada įmonėje, tarkim, nepasiseka, ar ne, tai akcininkai, nes investuojant į akcijas, tu tampi akcininku, visada yra paskutiniai vietoj. Tai pirmiausia, jeigu vyks išieškojimas iš įmonės turto, atgaus pinigus darbuotojai, valstybė, tada bankai, obligacijų savininkai, tai yra tie, kurie paskolino pinigus, ir tikėtina, kad bankai gaus pirmesnį negu obligacijų investuotojai, nes obligacijos eina į kitą kapitalo kategoriją ir dažniausiai bankai vis tiek skolina su kiek įmanoma kietesniu užstatu ir tik tada gaus akcininkai tai, kas liko. Jeigu nieko neliko, tai reiškia nieko ir net gauni, dėl to investicija į akcijas yra laikoma rizikingesnė negu investuojant į obligacijas. Na ir aišku, valstybinės obligacijos, tokių kaip JAV arba Vokietijos, jos yra laikomas pačiomis saugiausiamis, nes jos nebus grąžintos tik tai tuo atveju, jeigu valstybė bankrutuos. Tai įsivaizduokime, ar JAV galėtų bankrutuoti, ar Vokietija galėtų bankrutuoti. JAV tai tiesiog paspausdins naujų pinigų ir grąžins. Ar ne? Tai dabar obligacijų grąža iš JAV yra apie 4,5% JAV obligacijų, o Vokietijos apie 2,5%. Reikėtų dar pasitikslinti, bet yra tokios nedidelės grąžos, kurios vos iš tikrųjų dengia infliaciją. O netgi skaičiuojant grąžą iš obligacijų arba tiek iš to paties sutelktinio finansavimo, ta reali grąža, kurią jūs gaunate, tai yra kuponas arba palūkanos, kurias jūs susitarėte gauti minus infliacija. O kalbant, ką svarbu žinoti apie obligacijas, tai kad obligacijos turi kreditinę riziką, kad visgi emitentas gali ir neturėti galimybės įvykdyti savo įsipareigojimų, tiek sumokėti palūkanas, tiek grąžinti jūsų nominalą, tai jeigu bankrutuos. Palūkanų normų rizika, tai jeigu palūkanų normos didėja, naujų obligacijų palūkanų normos taip pat didės, o dėl senesnių obligacijų, žemesnės palūkanų normos obligacijų vertė gali mažėti. Tai čia sekančioms emisijoms. Infliacijos rizika, tai aš jau kaip ir užsiminiau, tai jeigu auga infliacija, realioji grąža iš obligacijų gali būti net ir neįgiama, ar ne? Nu, tai sakykime, jeigu šauktų infliacija, dirba 2,5% iš obligacijų Vokietijos, tai jūsų grąža tampa neįgiama. Likvidumo rizika, kad nebūtinai galėsite, aišku, jas parduoti. Valiutos rizika, jeigu investuojate į užsienio valiutą, jų vertė, reiškia, jūsų investicijos gali svyruoti ir nuo valiutos kursų ir, na, aišku, nuo įvairiausių obligacijų rūšių. Ar iki termino, ar terminuota, ar neterminuota, koks yra kuponas, kada jisai mokamas ir taip toliau. Dabar pabandykim kartu palyginti sutelktinį finansavimą ir investavimo obligacijas. Bandžiau surašyti tokias pagrindinės charakteristikas. Tai jeigu vertinti reikėtų sutelktinį finansavimą arba investavimą į obligacijas, aš visgi riziką vertinčiau kaip vidutinę. Čia aš daugiau, žinokit, lyginsiu šiandieną panašesnius dalykus, tai yra įmonių obligacijas, ne valstybinės obligacijas. Įmonių obligacijas su sutelktinio finansavimo investavimą į per sutelktinio finansavimo platformas į paskolas.
Grąža, kurios galima tikėti sutelktinio finansavimo platformos, yra nuo 8 iki 12%. Žinoma, gali būti ir mažesnė, gali būti ir didesnė, bet aš išrašiau vidutinę. Investavimas į obligacijas nuo 2,5% iki 13%, bet gali būti net ir 15%. Bet tuo atveju, kai obligacijų emitentas jums siūlo 15%, reiktų gerai pagalvoti, kur ten ta rizika slepiasi. Nemokumas. Tai va čia aš, žinokit, įvertinčiau turbūt patį didžiausią skirtumą ir sutelktinio finansavimo didelį pranašumą. Jeigu kažkas nutinka su emitentu arba tuo verslu, kuris skolinasi, tai iš esmės emitentas yra ir vienu ir kitu atveju tiek sutelktinio finansavimo platforma, tiek obligacijose, tai visus investuotojus sutelktinio finansavimo platformų atveju atstovauja platforma. Tai reiškia, nereikia 100, 1000 ar dar daugiau investuotojų susirinkti visiems ir spręsti, kaip dabar mums išieškoti savo pinigus, ar ne? Nes jūs tokią teisę turite paskolinę pinigus. Juk jeigu draugui paskolinat, turite teisę pasėtėti, pasibelsti į duris ir paprašyti, kad grąžintų jums skolą arba atiduotų, nežinau, televizorių, pavyzdžiui. Tai šiuo atveju, sutelktinio finansavimo atveju atstovauja platforma visus investuotojus. Platforma turi įgaliojimą pagal įstatymą atstovauti visus investuotojus teismuose ir priiminėti sprendimus išieškojimo atveju. Jeigu yra investavimas į obligacijas ir yra nemokumas, visgi atstovauja kiekvienas asmeniškai. Ir kaip visiems kartu susijungti, tai aš matau labai didelį iššūkį. Dabar registracija, tai šiek tiek sudėtingesnis yra ir obligacijų įregistravimas, tai turi būti atidaroma vertybinių popierių sąskaita, reiškia, iš jas negalite investuoti, turi būti apskaitoma, turi būti depozitoriumas. Na, o sutelktinio finansavimo atveju nereikalinga vertybinių popierių sąskaita, tai yra tiesiog paprasta paskolos sutartis ir hipotekos lakštas, kurį atstovauja platforma, bet jisai tiesiogiai priklauso investuotojui, jeigu tai yra užstatas į hipoteką. Reguliavimas sutelktinio finansavimo platformų yra mažiau griežtas, investavimo obligacijos šiek tiek griežtesnis ir visgi investavimo suma. Tai didžiąją dalį investavimo obligacijas nominalų matau nuo 1000 eurų, būna ir nuo 5000, būna ir nuo 10 000 eurų. Aišku, investuojant į fondus, biržai tikrai galima investuoti ir mažesnę sumą. Šiandien obligacijų fondų neliečiu tiesioginę investiciją į obligacijas. O sutelktinio finansavimo platformose galite pasiekti, turėdami mažesnę pinigų sumą, didesnį portfelio diversifikavimą ir galima investuoti nuo 50 eurų priklausomai nuo platformos. Tai štai tokie pagrindiniai skirtumai. Gal turim kokių klausimų? Specifiniai klausimai, kurie būtų su ta tema, kur ką tik papasakojai, tokių nebuvo. Yra keli klausimai dėl NT, kas įkainuoja NT kaip užstatą ir panašiai, bet čia, manau, gal tos klausimus paliesim. Galiu atsakyti dėl pačio to nekilnojamo turto, tai tiek vieno ir kito atveju, jeigu obligacijos yra su NT įkeitimu ir per sutelktinio finansavimą yra paskolos NT įkeitimu, tai visais atvejais yra privalomas atestuotų nekilnojamo turto vertintojų vertinimas. Bet aišku, pavyzdžiui, mūsų platformos atveju mūsų rizikos komanda dar įvertina, ar tas vertinimas yra teisingas ar ne ir kaip mes matom tą vertinimą. Obligacijų leidimo atveju, yra vertinimas ir yra vertinimas. Turime pasitikėti sertifikuotais vertintojais. Ir ten tautės ir antroji dalis, kaip paminėjai, dėl NT užstato ir pagal ką nustato jo vertę. Antroji klausimo dalis buvo tokia. Pagal ką nustato vertę nekilnojamo turto? Čia jau reikėtų, aišku, vertintojų klausti, aš galiu atsakyti iš tą klausimą. Yra 3 vertinimo ataskaitų metodai, pajamų metodas, palyginamasis metodas ir atkuriamosios vertės metodas. Tai čia priklausomai nuo turto, ar tai komercinis, ar gyvenamasis ir apskritai kokios būklės ar rūšies stadijos turtas yra, vertintojas parenka tinkamiausią vertinimo metodą, kartais yra naudojami net keli. Ir pasirinkti pagal tą vertinimo metodą yra pateikiama vertinimo ataskaita. Štai taip. Mokosi, kad būtų vertintais, sertifikuojasi, tai tikrai nėra lengva. Gerai, tai ačiū labai Jums už klausimus. Toliau tikrai laukiam klausimų, o dar į kitus galėsime atsakyti ir pabaigoje. Matau, kad laikas labai bėga, tai man reikia paskubėti. Sutelktinio finansavimo privalumai. Tai apie patį sutelktinį finansavimą, kad suprasti, tai yra platformos turi 2 rūšis klientų. Viena yra investuotojai, kita yra verslai, kuriems reikalingas finansavimas. Tai čia yra lėšų gavėjams privalumai ir investuotojams. Tai yra suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose projektuose bei prisidėti prie išskirtinių projektų finansavimo. O iš kitos pusės lėšų gavėjams yra patikrinimas, pavyzdžiui, vystamo projekto ar jo verslo idėjas. Ar investuotojai nori paskolinti pinigų, ar investuoti į tą konkretų projektą.
Taipogi tai yra ganėtinai saugi investicija. Investuojant sutelktinio finansavimo platformose, investicija dažniausiai užtikrinama nekilnojamu turtu, kaip aš ir minėjau, bet ne visais atvejais tai jūsų pareiga jau pasidomėti, ar jūsų investicija yra užtikrinta, ar yra hipoteka, ar yra nekilnojamas turtas, ar yra laidavimas, ar yra įkeistos akcijas. Tai va ten, kur ir sakiau, reikia šiek tiek pasidomėti, tai reikia pasiskaityti. Tai yra stabili investicija, leidžianti investuoti ir uždirbti tiek, kiek jums norisi. Tai jūs investuodami į skolą, skolindami pinigus, jūs tiksliai žinote, kad jums bus sumokėta 10%. Investuodami į fondus, į akcijas, jūs nežinote, nes jums nėra fiksuotos grąžos. Aišku, visas investavimas yra susijęs su rizika ir jūs nebūtinai gausite numatytą grąžą. Gali būti taip, apie rizikas taipogi pasikalbėsim. Tačiau jūs galite numatyti ir didžiąją dalimi atveju jūs gausite tiek, kiek jūs žinojote, kad gausite ir kiek tikėjotės. Taipogi galite pasirinkti trukmę investuojant. Ar 6 mėnesiams norite investuoti, ar 12, ar 14. Iš tikrųjų, su obligacijom gana panašiai. Obligacijos yra leidžiamos tam tikram terminui. 12 mėnesių, 24 mėnesiams ar ilgesnės. Nereikia turėti didelio kapitalo. Na ir aišku, tai yra pasyvus investavimo būdas. Kai jūs investuojate pinigus ir jums eina nuolatinė grąža, mokamos palūkanos kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį. Nesiplečiu į kitą pusę, nes tikrai nebesuspėsi. Kokios yra sutelktinio finansavimo rizikos? Tai visgi pagrindinės sutelktinio finansavimo rizikos aš visgi vertinčiau kaip vėlavimo. Tai reiškia, kad jūs planavot, kad jūs tą ir tą dieną gausite tiek ir tiek palūkanų ir verslininkas, kuris pasiskolino pinigus, visgi pavėlavo sumokėti. Pavėlavo, bet sumokėjo vėliau. Arba, aišku, yra rizika dalinės arba visiškos investicijos praradimo. Tai yra tikimybė, jog finansuojamas projektas gali būti nesėkmingas ir investuotojai gali prarasti dalį ar visą savo investuotos sumos, jeigu, tarkim, bankrutuotų ir nebūtų iš ko grąžinti pinigų. Tačiau, kuomet yra nekilnojamo turto užstatas, tai yra tik tai labai labai retas atvejis, kad tokia rizika galėtų nutikti. Mažesnis likvidumas visgi investicijų į sutelktinio finansavimo projektą gali būti sunkiau parduoti. Čia gal matyčiau obligacijų privalumą, kad obligacijas, aišku, jūs galite parduoti reikalavimo teisę į skolą, į kurią jūs investavote. Tai čia sprendžia antrinės rinkos platformose, kai galima parduoti savo investiciją. Platformos patikimumas. Tai va čia irgi yra tai, kad ne visos platformos yra saugios ir turi didelę patirtį. Tai visgi jau laiko praėjo nemažai ir tos platformos, kurios turi tą vadinamą track record, savo istoriją veiklos, jos yra patikimesnės, nes jūs žinote, ko iš jų tikėtis. O tik veiklą pradedančios platformos, dar iš jų nežinai, ko tikėtis, kaip jos tvarkosi, sakykime, su nesėkmingais projektais, kaip bendrauja su investuotojais ir taip toliau. Reguliacinė rizika. Šiai dienai jinai yra labai nedidelė, nes yra visiškai nauja direktyva, kuri galioja visoje Europos Sąjungoje. Ir aišku, kiekvienas projektas turi savo specifinę riziką. Tai prie kiekvieno projekto jūs turite galimybę pasiskaityti ir susipažinti su rizikom, nes jos kiekvienam projektui yra įvardintos informacinėme dokumente. Viskas. Einam prie konkrečių pavyzdžių, gana teorijos. Ties klausimais nestosiu, nes jau vakaras ir tikrai visi nori pradėti švęsti žolinės. Jau iš vakaro. Tai važiuojam toliau. Platformos pavyzdys. Kaip čia viską reikia rinktis ir žiūrėti. Taip, tai jūs užėję į puslapį, matote projektą. Čia yra realus projektas. Šitam projektui mūsų investuotojai paskolino, sutelkė, investavo virš 4 milijonų eurų ir dar liko 1 milijonas, tai tas milijonas bus artimiausių metų paskelbtas mūsų investuotojams, Moods Home. Tai yra vieno iš didžiausių Lietuvos vystytojų top 10 Kaita Group, buvusio Baltic Asset Management projektas Šiaurės miestelėje. Ir jūs matote pagrindinius rodiklius. Prašoma finansuoti sumą 340, čia buvo etapas, nes pirmas etapas buvo 3,6 milijono, čia buvo antras etapas 344 tūkstančiai. Jūs matote reitingą, reiškia, jūs galite nusimatyti, ar tai rizikingas projektas ar nerizikingas. Šiuo atveju tikrai aukšto reitingo, tai žemos rizikos projektas. Paskolos ir turto vertės be PVM santykis. Tai čia, kai lyginsit platformas, atkreipkite dėmesį, ar turto vertė patikima su PVM ar be PVM. Labai didelis skirtumas. Neišsiplėsiu, nes galėčiau apie tai kalbėti dar valandą,
Bet be PVM ar su PVM. Reiškia, koks yra turto, kuris yra įkeičiamas santykis su paskolinta suma. Tai šiuo atveju yra 60 ir maksimalus, vat, kur sakiau, dar papildomą milijoną mūsų investuotojus investuos, bus 65 procentai. Terminas, tai reiškia, žinot, kad jūs investavę 1000 eurų, po 12 mėnesių jie gausite. Palūkanų mokėjimo dažnis kas ketvirtį, tai čia yra labai panašu, nesakyčiau, būta nuomonė, ne, kad tu gauni pajamas, tu investavai ir gauni pajamas, tai kartą į ketvirtį jūs gausite pajamas. Užtikrinimo priemonė yra pirminė hipoteka, metinės palūkanos nuo 8 iki 12 procentų, kodėl yra rėžis, nes tai priklauso nuo investuojamos sumos, kuo didesnė investuojama suma, tuo didesnė grąža. Dėl to reikia pasižiūrėti laiptus, nes, pavyzdžiui, 100 eurų investuojant bus 8 procentai, o, pavyzdžiui, 5000 investuojant bus 10 procentų. Tai reikia gerai pagalvoti. Ir kokia yra paskirtis šito projekto plėtra. Ir galite pasižiūrėti nuotraukas, galite pasižiūrėti vertinimą, galite pasižiūrėti pristatymą ir net ir kartais gyvai nuvažiuoti į objektą ir pažiūrėti, ar tikrai toksai stovi ir egzistuoja. Tai va. Ir tada priimate sprendimą, kad man šitas projektas įdomus, aš spaudžiu mygtuką investuoti ir paskui ir bus žingsnis po žingsnio, kaip tai padaryti. Taip, dabar investicijos aš paėmiau 2 obligacijų, įdėjau tik vieną sutelktinio finansavimo, bet visą laiką galite nueiti puslapį pasižiūrėti, dabar kaip tik 4 atidaryti projektai yra ir ten yra kriterijus, tiesiog pagrindinis norėjau jums įvardinti. O investicijos apžvalga investuojant į obligacijas, čia jau buvusi išleista emisija Kapitalikos, čia yra labai labai panašiai, ar ne? Vieta, čia yra Žalgirio gatvė, ne taip ir toli netgi ir vieta, čia yra iš karto pristatoma, kam Kapitalikas skolinasi, kokią obligaciją emisija leidžia. Leidžia verslo centro statyboms, taip? A klasės verslo centras, Žalgirio gatviai, 1000 kvadratinių metrų, 24 metais pabaigsim, viso projekto biudžetas 25 milijonai, čia už kiek nuomos, kas leidžia, matote, valdymo įmonę, kas yra akcininkai ir matote pagrindinius obligacijų emisijos pagrindinė informacija. Kas yra emitentas, tai matom, kad fondas, kas prižiūri Lietuvos bankas, koks yra emisijos tikslas, pamatot kuponas, apie kurį pasakau, kur galima nukirpti, 6 procentai, plus 6 mėnesių Euriboras. Tai čia nefiksuota grąža, o jinai priklauso nuo Euriboro, kaip jis kis. Tai platinimo metu pajamingumas siekia apie 10 procentų, tai tuo metu Euriboras yra 4 procentai. Kupono mokėjimai, tai jeigu platformai matėt kartą į ketvirtį, čia bus mokami 10 procentų grąža kartą į pusmetį. Ir emisija išpirks 26 metais. Čia matot platinimo laikotarpis, aš nežinau, jūs matot mano pelytę ar ne dabar, kai rodau? Nežinau. Platinimo laikotarpis yra 24, matosi, ne? Tai 24 metai, tai reiškia yra daugiau šiek tiek nei 2 metai terminas. Kas platina? Nasdaq biržoje platinama. Ir čia matom, kad turim pirminį verslo centro įkeitimą. Iš tikrųjų labai panašiai. Tai jeigu matėt, Moods Home grąža buvo apie 8-12 procentų, ten vidutiniškai 10, šitas projektas taip pat siūlo 10 procentų. Tai yra ta pati skola su pirminiu įkeitimu. Emisijos dydis 4 milijonai, Moods Home 5 milijonai ir emisijos kaina yra 1022 eurai. Tai reiškia, kad minimali investicija, nes obligacijas galima pirkti vienetais, negalima pirkti dalies obligacijas, tai jūs už 1022 eurus galėsite įsigyti vieną obligaciją. Ir čia šiek tiek visą laiką turėsite daugiau informacijos apie įmonę. Tai jūs turite štai tokį, čia yra labai sutrumpinti dokumentai, bet kiekviena obligacijų emisija turi platesnį pristatymą ir prospektą arba informacinį dokumentą, lygiai taip pat kaip skola platformai turi informacinį dokumentą. Prie dokumentų skilties visą laiką galite pasižiūrėti informacinius dokumentus. Tai pagrindiniai obligacijų dokumentai, investicijos pristatymas, toksai tik šiek tiek platesnis, finansiniai auditai, prospektas arba informacinis dokumentas, ir paskui, aišku, pasirašoma obligacijų pirkimo sutartis. Platformai tiesiog viskas yra šiek tiek paprasčiau, nes viskas yra automatizuota ir yra online. Tai dabar, matau, kad antro pavyzdžio neįdėjau, bet gal ir tiek to. Tiesiog norėjau dėti pavyzdį, kuriame palaukit, patikrinsiu. Kitas pavyzdys buvo, kur yra be užstato obligacijos, grąža 13 procentų. Tai reiškia jau faktas, kad jūs turite suprasti, kad yra didesnė rizika, yra įkeičiamos tik įmonių akcijos.
Na ir aš nežinau, ar aš investuočiau į tokias obligacijas. Tai iš tiesų šį rudenį buvo daug obligacijų emisijų refinansavimų, šį pusmetį ateina labai daug refinansavimų ir tos obligacijos, kurios neturi kieto užstato, jos yra išties gerokai rizikingesnės. Tai dabar kaipgi nusipirkti šitas obligacijas? Nėra taip paprasta kaip per sutelktinį finansavimą. Tai obligacijas galite nusipirkti Nasdaq biržai. Tai reiškia, jums reikia prisiregistruoti, jums reikia atsidaryti investicinę sąskaitą, išsianalizuoti labai daug informacijos, na ir tenai jau pradėti pirkti. Taipogi galite Be My Bond nusipirkti obligacijų, jūs taip pat tapsite obligacijų savininkais ir, na kaip jau ir kalbėjau, per tarpininkus, finansų maklerio įmonės, bankus. Tai neįdėjau, iš tikrųjų didžiausias platintojas pernai 23 metais išplatinęs 100 milijonų obligacijų, tai buvo Šiaulių bankas ir Orionai tikrai nemažai obligacijų emisijų platina. Tai jums jau reikia turbūt fiziškai susisiekti su Šiaulių banku ar su Orionu, susisiekti su konsultantais, pasakyti, kad aš noriu investuoti į obligacijas, patekti į jų sąrašą ir tada pradėsite gauti informaciją obligacijas ir tada jau galėsite investuoti. Tai visgi reikalų yra. Gerokai paprasčiau visą tai daryti per sutelktinio finansavimo platformas. Jums tiesiog reikia užsiregistruoti, susikurti savo paskyrą, identifikuotis, reiškia tokį dokumentą parodyti iš vienos pusės, iš kitos pusės ir ten per 10 + min sekundžių jūs identifikuoja. Pasipildyti piniginę, piniginės pasipildymas užtrunka nuo, jeigu kortelę pildotės, tai iš karto, jeigu pavedimą darote, tai nuo 1 iki 3 dienų. Kartais, jeigu didesnę sumą pervedinėsit, gali užtrukti ir ilgiau dėl visų pinigų kilmės patikrinimų bankuose ir taip toliau. Pasipildot piniginę ir tada užeinat į puslapį ir pasirenkat projektą. Tai va čia įdėti 2 pavyzdžiai. Aha, Twin House'as 9,211,2, reitingą pasižiūriu, koks LTV pasižiūri, terminas 12 mėnesių. Tai čia Kaune projektas, jeigu neklystu, ir Nemirsetos gintarinės kopos arba Palangoje projektas. Arba paimat, investuojat į vieną 500 eurų, į kitą 500 eurų. Ir diversifikuojat savo investicijas. Viskas labai paprasta. Ir čia iš tikrųjų, kadangi pabaigai visgi manau, kad būtent sutelktinis finansavimas yra nauja obligacijų forma, dar jinai nepripažinta, bet aš tikrai manau, kad šiek tiek daugiau apie tai kalbėsiu, identifikuojant jų skirtumus, nes aš daug kartų klausiu įvairiausių ekonomistų, sakau, kuo skiriasi obligacijos, sakau, nuo sutelktinio finansavimo. Žinokit, man nei vienas negalėjo atsakyti. Tai vienintelis, kas man nepresniausiai pasako, sako, nu jeigu išieškoti reikėtų, tai ten platformą išieško, ten kiekvienas individualiai turėtų išieškojimo atveju bandyti susigrąžinti savo pinigus. Tai va. Tai siūlau pabandyti investuoti per platformą, nusiskryninkit, gausit dovaną pirmą investicijai. Tie draugai, kurie klauso arba jau esat investavę, sorry, jau šita jums dovanėlė negalios, bet užtat tikrai visada galite paskambinti ir paklausti apie pačius geriausius ir naujausius projektus.